Netolimas Pasakų kaimas paskendo migloj pamažu. Tėviškis liūdnas atšlaitas, o ten buvo gražu. Klegėjo pavasario gandras ant mūsų kaštano aukštai, žydėjo kaimyno levandaros ir kvapnus alyvų žiedai. Spaudžia krūtinę ir plėšo tos lankos, ta žemės daina, o gal negalėsiu sugrįžti, kaip vasaros saulė, sugrįžti, kaip sugrįžta daina. O gal tie pagojai žalieji jau niekad manęs nesulauks, kur bainus tilvikai suėję per vasarą klykaus ir šauks. Gal ežero švento širvėnos, pakrančių baltie jarai, šlamės per visas mėnesienas, ne viskas gerai. Nepasakų tolimas kaimas, paskendo migloj pamažu, tėviškis liūdnas atšlaitas, o buvo gražu. Trečia valanda nakties. Čia tokią priešaušrio valandą niekas nežadėjo nelaimės. Tačiau jau sliūkino į tūkstančius namų, tūkstančius sodybų. Nė nenujausdami, kad ši nakties valanda taps ilgesingais prisiminimais apie tai, kai visi dar buvome drauge. Niekas nesapnavo, kad išaušusi diena į šipulius sudaužys jų pasaulius, sutraiškis likimus, suluošins gyvenimus. Ta valanda nelaimė jau stovėjo ant slenksčio. Valsčiuose ir miesteliuose prie parengtų sunkvežimių jau reikiavosi ginkluoti sovietų kareiviai. Stotyse garvežiai stumdė parengtus gyvulinius vagonus, netrukus tapsančiai 17 šalonų ir per artimiausias 4 dienas išvežančius toli nuo tėvynės nieko dėtų žmonės. Daugelį iš jų amžinai. Tai prasidėjo masiniai lietuvių trėmimai. Baisiausia, kad tarp sovietinės valdžios priešų buvo ir vaikai. Beveik pusė iš jų nebuvo nei 16 metų. Okupantai negailėjo net kūdikių. Gyvuliniuose vagonuose atsidūrė 556 vaikai, neturintys nė metų. Kas trečias iš jų mirs nuo bado, šalčio ir ligų. Kiti išgyveno ir šiandieną yra su mumis.
1941 metais birželio 14 dieną ištremta 5728 šeimos, 17 485 gyventojai. 1945 metais gegužės 22 dieną per užkoduotą trėmimą Pavasaris ištremta 11 365 šeimos, 40 002 gyventojų. 1949 metais kovo 25 dieną per bangų mūšą kodų patvirtintą trėmimą ištremta 8817 šeimų, 29 180 gyventojų. 1951 metais spalio 2-3 dienomis rudens kodų pavadintų trėmimą ištremta 4009 šeimos, 16 150 gyventojų. Iš viso 1941-1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių. Daugelis iš jų negrįžo. Pagerbkime juos tylos minutę. Kalvis linksmas šurmulys, auksinis žaizdas krosnį aušta. Ir niekad laiko neturės, jos kalvis paskubom nukausto. Į sunkvežimius tempė jos ir išauš kaklų lenciukais. Dar vakar jie šituos laukuos bulvienui traukė sunku plūgą. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Po kojom žemė nebeda, tik kietos lentos skaudžios rykštės. Tu nusilenki Lietuvą, arkliams pas protėvius išvykstanties. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Aš nežinau,
kai tau gyvent. Šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią lauką. Bučiuoju atsiklaupus žemę šventą ir gaivų kvapą rūdienio geriu. Priimki Lietuvą į saugų krantą, atpūstą tremties vėjų 4, išbraidžiusią taigas, kalnų paukšnius ir ledo lytys pėdais kruvinais. Tėvynė, tavyje gyventi trokštų ir tavo žemei virsti pelenais. Priglaus, pasotink juodą duoną rūgio, nuplauk bangoj šventosios nuostabios gyvybės jėgą, kaip sparnelį drūgių ir džiaugsmo žybsnį jį man dovanos. Mėly tremtiniai, išvežtieji, ten gimusieji, sugrįžusieji, esantys čia. Iš tikrųjų, turbūt mums jaunesnės kartos atstovams įsivaizduoti, ką jūs turėjote jausti tada prieš 75 metus, kai pasibeldžia kažkas į duris ir pasako, kelkis, važiuok, iš tikrųjų turbūt neįsivaizduojama. Vakar mes kalbėjome su Antanu Šleiviu. Jų šeima išvežė jau pokaryje, tada kai žmonės žinojo, kad juos gali išvežti. Ir jisai man pasakojo, tėvai buvo pasiruošę lašinių, dešrų, kurias padėjo kažkur ant tvarto, kad stribai atėję neištemptų. Užsuko iš miško partizanai ir Antano tėvukai nusprendė, padėkim, nes jie neturi pavalgyti. O po savaitės pasibeldė ir jų duris. Juk jūsų daugelio toks kelias buvo. Tačiau jūs ištvėrėte, išlaikėte. Ir galbūt jūsų dėka mes šiandien esame tokie, kokie esame. Štai ir šis paminklas. Su Rolandu Rastausko kalbėjomės, kad 91-aisiais juk jisai atsirado čia, šitoje vietoje, prieš 25 metus, kaip atminimo vieta, kur galėtume ateiti, nulenkti galvą, prisiminti žmonės, išvežtuosius ir negrįžusius, kurių turbūt ir kapai nežinome, kurie liko tik tai atmintyje su mumis. Ir šiandien Vilniuje skaitomos pavardės tų žmonių, kurie buvo išvežti. Viena po kitos ir tas skaitimas toks atrodo ko ne 12 ar daugiau valandų. Tai tik maža atmintis. O juk mes visi turime stengtis, kad to nebūtų. Kad išliktume vieningi.
kad Lietuva būtų gyva, kad galėtume giedoti Lietuvos valstybės himną ir didžiuotis esą lietuviai. Ačiū Jums visiems, kad esame čia. Pratęsdamas gerbiamo mūsų mero žodį, norėčiau sakyti tikrai ačiū, kad mėly žmonės jūs esate čia ir tikrai, kad jums tai yra brangi diena. Taip norėtųsi, kad ta diena, kad nebūtų pasiliekanti tik tos kartos žmonių širdise, kurie tai išgyvenote, patyrėte, bet kad vaikučiai mažutėliai, jie irgi žinotų, jaustų ir girdėtų gyvus pasakojimus. Taip labai gražiai, kaip gerbiamas meras paminėjo, prisiminiau, aš tik šiek tiek pamokslę buvau užsiminęs, toji moteris, kurie apie tremtį dalinosi, buvo mano tėviškės kaimynė ir mano senelio antros eilės pusseserė, gyvenanti kitapus kelio. Šiek tiek tėvai pasakojos ir jinai dar gyva ir kai teko jos klausyti irgi apie tuos pačius ir lašinius ir kitus dalykus, sugrįžo žmogus. Sugrįžo, kiek nesugrįžo ir kiek mūsų gyvenimuose patyrėte, kad tas gyvenimas yra kaip akmuo. Taip vėl klausydamas gerbiamo mero aš galvoju, mūsų dabartinis popiežius Pranciškus, kai kalba apie istorijos audrų blaškomus šiandienos žmonės, vis jisai sako, mėly tie, kurie saugiai, patogiai dabar gyvenate, atminkit ir supraskite, kad tie blaškomi žmonės istorijos verpetų šiandien istorijos dramatiškose pervartose, jie kiekvienas turi savo veidą ir kiekvienas turi savo neišdildomą istoriją. Ir kai žvelgiu į tą paminklą, kuris, manau, nemažai daliai jūsų tikrai yra jūsų svajonės paminklas. Jau ketvirtis amžiaus, kaip jisai stovi kaip svajonės paminklas, o iki tol kas buvo tas sunkus akmuo pokario metais ir štai jisai gavo labai gražią ir prasmingą kryžiaus formą, primindamas, kad Dievas per visą tą gyvenimo laikotarpį buvo solidarus su jūsų gyvenimo kryžiumi. Ir mes matome veidą, kuris yra Dievo veidas, kuris yra Dievo gailestingumo veidas. Šį veidą buvo bandyta ištrinti ir supurvinti, atmesti, o jis vis tiek žvelgia ir manau, kad pati prasmingiausia to paminklo akcento dalis yra būtent tas veidas, kuriame Dievas dalinasi kančia ir tas veidas, kuris žvelgia į mūsų pasaulį su meile ir su įkvepiančia viltim. Tad linkiu, kad jūs kiekvienas čia esantis, ypač senesnės kartos, pamastytumėt, dar ateisim po metų, po kitų, duok Dieve, kad ateitų ir kiti ir sakytų, man brangu, nes mano seneliui buvo brangu, mano močiutė buvo brangi ta tremties diena ir aš noriu gyventi tą atmintim, kuri įkvepia mane ateities troškimams. Duok Dieve, kad mes visi būtume kaip paukščiai, kurie gieda ir ant lūžtančio šakos, nežino, kad turi sparnus. Ačiū. Septyniasdešimt metai, vėl birželio 14. Ir vėl. Negaliu pamiršti to ryto, kada pabudus užgirdau svetimus, neaiškius balsus. Mamytė priėjo verkdama, šluosti seserį. Ašaras, kas atsitiko, galvoju. Vaikeli, kelkis, mus išveža. Man nieko nesakė tas žodis, juk man buvo tik 9 metai. Išveža. Aš apsirengiau,
noriu išeiti į lauką ir manęs neišleidžia. Tai praėjo, kol mes susiruošėm, keletą valandų davė laiko ir nuvežė su mūsų arkliais į pasvalį atvežė ir su grūdo į gyvulinius vagonus. Buvo baisu. Bet dar nebuvo to didelio tokio baisaus skausmo, kuris atsirado, kaip Naujojoj Vilnioj atėjo rytą ir pasakė, visus vyrus atskiriam, jie važiuos kitu ešalonu, o jūs paliekat čia su vaikais, moterys vienos. Man buvo daug skaudžiau. Nepaprastai gailėjo tėvelio. Mums išleido išlipti iš vagono, atsisveikyti. Jis paėmė dar mane ant rankų. Sako, neskriauskit sesytės, mylėkit ją. Ir tai buvo jo paskutiniai žodžiai. Dabar jeigu, aš iš karto pakalbėsiu apie jį. Jis išgyveno tik 10 mėnesių. 42 metais, kovo 16 jis mirė. Mokytojas, kuris taip pat buvo kartu ten su juo, buvo nuteistas 5 metam, jis grįžęs pasakė, laidojo 60 lavonų sušaldytų, tame tarpe buvo ir Šinkarskis. Tai matot, kiek jau buvo lavonų nuo to laiko, nuo pradžios vežimo, jau kiek buvo sušaldytų lavonų. O mūsų šeima vežė ir vežė tolyn į Tomsko sritį. Tomske, kada vežė iš karto su traukiniais, paskui baržom, paskui arkliais. Taip, arkliais vežė keletą kilometrų. Tokie kaimeliai taigoj. Kada nuvažiavom į tą vietą, rusai aplinkui apstojo ir nustebo. Sakė, kad čia atveš nusikaltėlius, o čia atvežė tik tai moteris, dar gražiai apsirengusius ir vaikus. Taip mes pasilikam tam kaimelį. Ir mūsų šeimas, 16 šeimų į tą kaimelį atvežė. Mūsų šeimas išskirstė pas rusus. Mums 3 mergaitės, papuolė pas šeimininkės 3 mergaitės. Mažas nameliukas jų visai, žeminė tokia, apaugus, stogas apaugęs žolėm, net gėlės žydė ant stogo. Bet mamytė labai buvo sunerimus, nes jos kosijo ir kosijo. Ir dabar žiūriu, kai ji nieko, pirmiausia, ji tik tai kūrė laužą ir virino vandenį ir pradėjo, reiškia, kur mums buvo skirta viena lova, mums 4. Jau mes palikom 4 be tėvelių. Ir ji tik plikė to vandeniu verdančiu. Ir girdėjosi žodis tuberkuliozė. Tai va, mažas kambariukas, mes 4, jos 3. Ir mums reikėjo ten gyventi. Mamytė pasakė, kiek galit, būkit tik lauke. Taip mes būdavom lauke, bet ant rytojus jau broliukui vienam buvo 16, vienam 14. Išvarė į darbą ir mamytė išvarė į darbą. O kas man
aš palikau kaip šeimininkė, man sakė, kad reikia pririnkti dilginių. Sako, kiek gali, tiek rink dilginių. Rinkau tas dilginės. Vakare vyrėm dilginės, bet dar turėjom šitą įsidėję valgyti. Pradėjom mamytė keisti visus rubelius, kiek turėjom ant maisto. Ir taip mes gyvenam pas tas mergaitės, bet gal ir neilgai išgyvenom ten. Mamytė susirado kitą butą, o broliai abudu ir dar toks vyriškis sugalvojo savo pasistatyti kaip ir iš rąstų. Nu ir jie pasistatė tokį nameliuką. Bet jeigu lietus tai lyja, nes tik tai beržo žievė, apdengi tas stogų, tas lubas tik tai iš beržo padarė, iš beržo žievės. Nu taip, man reikėjo eiti mokytis į mokyklą. Jau batukus išaugau, nieko nėra, nei už ką nusipirkti, nei nėra, kur nusipirkti. Taip, kai jie irgi iš to beržo žievės pynė vyžas man. Nu tai kiek aš paėjau su tom vyžom, jos toj nuplyšo. Ir tai bėgo metai, nors kaip sunkiai buvo, bet metai vis tiek bėgo greitai. Greitai bėgo tas laikas, neturėjom ką valgyti. Čia artinas ruduo. Mes vaikai susidėję, susikalbėję, to jau bėgdavom į lauką, kur nukastos bulvės. Kiek būdavo tenai tų likusių bulvių, kaip nukasė kolūkio bulvės, susirinkdavom tas bulvės. Greitai atėjo šaltis. Nieko, mamytė sako, kad ir pašalę tos bulvės, rinkit vis tiek tas bulvės, vaikai. Ir iš sušalusių bulvių irgi kepėm, blynus kepėm. Nu ir taip vis tiek mes nors sužlaukėm šaltos žiemos, bet pražiemavojom ir laikas ėjo. Bet viena bėda dar ne bėda. Dar baisi bėda atsirado, kaip brolis dirbo. Reiškia, brolį paprašė, kad jis padirbtų kalviai su kalviu. Ir čia jam įkrito, tiesiog perkirto akį geležies gabaliukas. Daktaro jokio. Aplinkiniai nieko nėra, irgi jokio gydytojo. Tai dabar jam pasakė, tau reikia eiti į Tomską. Tomskas 300 kilometrų. Nei pinigų, nei maisto, nei jokio transporto. Kaip nori, tai pasiek. Ir brolis, neturėdamas nei 20 metų, jis išėjo pėsčiom. Nu, aš nežinau, kaip jis, bet vis tiek jisai daėjo iki to Tomsko ir susirado tą ligoninę. Nu, aišku, padėjo Dievas, padėjo geri žmonės. Susirado tą ligoninę, bet jau buvo viskas pavėluota. Akis buvo pašalinta, paliko su viena. Paskui grįžo pas mus. Nu taip vėl slinko metai, noriu pasakyti. Greit. Ir jaunesniai broliai, nes jį išvežė, dar neturėdamas 16 metų, reiškia, jį dar galima imti ir į karą. Ir jį paėmė, karas nebuvo pasibaigęs, jį paėmė dar į karą. Nes jis skaitėsi dar ne fašistas, jam tik tai 14 buvo, kaip išvežė. Taip išlydėjom, labai gailėjom ir galvojom, ar sugrįš. Bet čia slinko metai, jau buvo kaip ir pasibaigęs, tas karas baigėsi ir jisai papuolė į lietuvių diviziją, įsiuntė jį. Bet praėjo kiek laiko, iš tos divizijos vėl jį ištrėmė į Sibirą atgal. Nors ir kariavo ten. Nu ir taip, ką dar noriu pasakyti. Dar praėjo kiek metų ir užgirdom, kad reiškia vaikai kaip ir galėtų į Lietuvą grįžti.
mokykloje direktorius išdavė pažymą Spraška dana для поездки в Lietuvos ССR, reiškia važiuoti į Lietuvą. Ir taip mums vaikam jokių dokumentų dar nereikėjo, tik tai išdavė tas pažymėjimus. Ir mes susibūrėm 7 vaikai ir išvažiavom. Irgi važiavom ir pėsčiom ėjom, tiesiog pabėgom iš tremties. Mes už kokio mėnesio parsiradom vis tiek Lietuvoj ir buvo labai gerai. Metus tai labai gražiai mes nugyvenom Lietuvoj. Bet Stalino įsakymu surinkti visus, tie kas grįžo ir vėl atgal į tremtį. Ir taip mes vėl ne tai, kad į tremtį, bet dar 3 metai lagerio už tai, kad pabėgo. Tai buvo turbūt man sunkiausia metai. Nuvežė į Bamo statybą, iš Lietuvos dar. Nuvežė ir į miškus. Ten buvo labai sunku. Bet šiaip taip, su pagalba, pagalba žmonių, gerų žmonių. Šiaip taip iškentėjau tas tokias bėdas ir po kiek metų atgal grąžino pas mamytę į Sibirą po 3 metų. Ir taip mes jau ėjo, jau slinko tas laikas, kad jau čia miršta Stalinas. Sunkiai pragyvenom, miršta Stalinas. Ne dienom, o valandom turbūt gyvenimas pasikeitė. Iš karto leido mums mokytis, nes mes, kada grįžom iš to, aš grįžau iš to lagerio, reiškia atsidėjus, nebuvo vakarinis, negalėjau mokytis. O jis leido važiuoti į rajoną, jau išleido važiuoti, mes važiavom į rajoną, pradėjom mokytis, o dar vėliau jau mus išleido ir į Tomską. Ir taip Tomske baigiau seserų mokyklą. Baigus seserų mokyklą, visai nuėmė nuo komendantūros ir taip atvažiavau į Pasvalį. Ir mamytė sugrįžo į Pasvalį, ir brolis. Ir ačiū Dievui, turbūt šiaip taip įsigelbėjom, kaip sako, mes likom, nors tėvelis mirė, brolis irgi sužeistas labai, ir akis, ir koja jam dar sužeista, o tas brolis, kuris buvo kariuomeniai, kaip jį po kariuomenį, po to karo vėl išsiuntė atgal į tremtį, jis nebegrįžo iš ten mirė. Ir dabar aš likau tik tai viena. Ačiū už dėmesį, kiek galėjau papasakojau. Brangieji, labai malonu visus matyti. Aišku, to meto vaikų beveik turbūt gal jau ir nebėra, dar gal yra keletas, o čia ponia Jasiūnienė kalbėjo, kur vaikai buvo, o daugiau kiti, tai matomai apie jaunimą ir apie paaugusius žmonės, tai nebėra ko nei kalbėti. Aišku, vyrai, kur buvo atskirti, jie visi žuvo Rešiotų lageryje. Ir ką padarysi? Dabar truputį keli žodžiais iš istorijos. 39 metais, rugsėjo mėnesį, Sovietų sąjunga iš vienos pusės, iš kitos pusės Vokietija, Lenkija okupavo. Tada, atrodo, ar ne 20 dieną rugsėjo Lietuva gavo ultimatumą, kad skaitėsi, šis staigiai Smetona surinko tas
susirinkimą ir pasakė, pasiūlė visam Seimui, kad reikia priešintis. Bet Seimas buvo prieš. Kad to Smetonos, tai čia istorija grina parašyta, tai pasakė, gali daugiau žmonių žūti, negu dabar, kai mes kariautumėm. Tai vat įdomu ir šiandien, ką pasirinktų tas Seimas. Anksčiau buvo pasirinkęs, kad jokių kareivių nereikia, kam tie kareiviai veik, tik tais pinigus išleisti jiem. Nu, bet ką padarysi, kaip jo jiem išeina, tegul taip galvoja. Dabar dėl to akmenuko, tai norisi visiems aišku padėkoti, o labiausia, tai be manęs dar 3 žmonėm. Tikrai malonu, įdėjo didžiasias pastangas, didžiosi visas, čia kur buvo didžiulė krūva šiukšlių supilta, čia kur kokias pamatėm, tai tokios daugiametės kapų gėlės, tai vat padėjom visur iš šiukšlynų suvežėtus ant kapelių. Nu vat ir tiek, o kad buvo toksai likimas buvo, nu ką padarysi, sako, reikia atleisti. Gal reikia atleisti, taip, bet nėra tas gali atleisti, kuriam per nugarą neišrėžti rimbai, kuriems čia vyra tie rimbai išrėžti, jų žiaurumas, arba dantis išdaužyti, tai tam gali ir atleidį, jam nieko nedaryti. Bet mintise tau išlieka tasai dalykas, kurį tu turi prisiminti. Tai nieko nepadarysi, tai yra kūniška. Nu bet ką padarysi? Kristus kentėdamas ar visiems atleido, sakė, tiem priešam, bet Judui niekur neparašyta, gal jis pasakys klebonas, kai jis nesiprašė atleidimo, gal ir ne, bet niekur nėra parašyta, kad būtų jam atleista. Tai o pas mum, kai vieni buvo specialūs pasiųsti iš Pskovo, kiti iš Gudijos smogikai, kurie čia viską tai darė tos didžiosios nusikaltimus, bet tai ką padarysi? O su jais kartu ėjo buvę didieji šuolai, o paskui visos miestelios tokie, kurie buvo, nu, gal nieko nebaigė ir viskas jie ėjo. Aišku, jų tai negaila nieko, bet labiausia gaila jų tų vaikų, kuri ant amžiaus, kaip Izraeliui liko ta dėmė per amžius, taip ir ant jų jinai lieka. Ačiū labai uždėmesi. Galima daug kalbėtom temom, bet yra ribot. Ačiū labai. Aš visai nežinau kodėl, bet visai nereik, kad mylėtų, kad tik grįžus kas nors ištartų. O buvo sunkiau be tavęs, kad tik grįžus kas nors ištartų. O buvo sunkiau be tavęs, aš visai nežinau kodėl. Bet tos pilys iš byrančio smėlio, o šalia begalinis dangus. Ir bangos griaunančios sienas, o šalia begalinis dangus. Ir bangos griaunančios sienas, aš visai nežinau kodėl. Bet nuolat užtenka vietos ir norintiems būt laimingiems, ir norintiems būt suprastiems, ir norintiems būt laimingiems, ir norintiems būt suprastiems, aš visai nežinau kodėl. Bet mano žodžiai ant pajūrio smėlio bus visai nežinomi tiems, kurie juos kalbės po manęs. Bus visai nežinomi tiems, kurie juos kalbės po manęs. Aš visai nežinau kodėl, bet pasakau ledų pardavėjai, ak brangioji, viskas praeis. Viskas bus gerai, ak brangioji, viskas praeis.
viskas bus gerai. Aš visai nežinau kodėl, bet visai nereik, kad mylėtų, kad tik grįžus kas nors ištartų. O buvo sunkiau be tavęs, kad tik grįžus kas nors ištartų. O buvo sunkiau be tavęs. Paplak dar truputį širdie ir akis dar pabūkit šviesios. Palauk, dar neskubėk mirtie išvest į nebūties pavėsį. Pakilk iš pelenų viltie, kibirkštimi neužgesinta, pabusk. Nubožinta mintie, vaito tiek metų ir slopinta. Nugrimski praeitį tremtie, pilna žiaurumo ir patyčių, bet viską saugok atmintie. Kaip saugojai paveikslą vyčio, per amžius būk gyva tauta, tvirta kaip ąžuolas telmužės, išgirs atgimstanti karta, tėvynės laisvės varpo dūžius. Paplak dar truputį širdie ir akis dar pabūkit šviesios. Čia grįžus žemė, močių lietuvą.
Ačiū visiems buvusiems šį gražų vakarą. Čia prisiminusius tų, kurių nėra. Ir prisiminė tą baisią tragediją, tautos tragediją. Ir antroji renginio dalis. Eisime į geležinkelio stotį, kur yra dar vienas paminklas tremtiniams. Ten padėsime gėlių, uždegsime atminimo žvakeles ir padainuosim keletą dainų. Ačiū. Tego nogację smaku. Gražiau nugatys. Lietuva tėvynė mūsų, to didvyrių žemė, iš praeities savo sūnus stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius stebi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė ten žydi. Trumpai belieka man padėkoti pirmiausia aukščiausiam už tokį puikų orą, jeigu ne toks oras, daug kas neįvyktų. Negaliu nepadėkoti kultūros centrui, kartu į vadovai, kuris esam dar. Meras prisimena, norėjom svarstyti šį klausimą, kada švęsim gedulą ir vilties, kaip prisidėsim. Bet sakau, mes susitarėm dviese, be jokio svarstymo, pasitvirtina, nereik svarstymą, gražiai prisidėjai, gražiai vyko. Ir sekantais, ir kitais metais be abejo linkiu ir tikiu. Bus taip pat gedulas gedulą, o viltis nugalėjo, viltis išsipildė. Jau 41, kai vežė mūsų Marytė čia buvo. Tikėjom, kad grįšim, tikėjom, kad turėsim savo kalbą, savo raštą, savo šnektą, savo tarmes. Viltis, po kariniai vežimai, visą laiką viltį turėjom, kur būtum. Ar Sibire, ar kalėjimuose. Gaila, kad nebeturime ne vieno gyvo mūsų rajone, jau partizaną visi amžinatėliai išėjo. Tai labai malonu, kad susirenkam pagerbti, paminėti, prisiminti. Negalima nepaminėti vėl atgimusi mūsų chorą ar ansamblį. Ačiū vadovai, ačiū choristam. Labai malonu, kad vėl susibūrėm. Buvo pertrauko kiek metai, bet susibūrėm ir gražiai dalyvauja, gražiai padainuoja, gražiai pagėda. Taip pat be abejo tikėsimės, tikiu ir aš, tikime ir mes kiti, kad taip ir bus. Ir dar ką belieka, visiems ačiū, malonu, kad pabuvom, pabendravom su gražia nuotaika, su viltim. Ačiū.
Labai norisi vieną žodį pasakyti, labai trumpai. Čia kai buvo prikimšti vagonai žmonių, labai duso. Amžinatilsį garbės pilietis Juozas atbėgo ončinajas ir pasakė, ką jūs darote, oras yra visų, turite duoti kvėpuoti. Kiti griebė jį, Rokai sako, ir mes tave dabar kartu išvešim. Komunistas didelis prilakė, miręs nebėra. Sako, mes be gydytojo neturėsim čia pasvalyti. Paskutinis daktaras, Rokoj sako, jo nelieskime visi. Tai taip jis ir paliko neišvirsęs. Bet čia jo žodžiai, amžinatilsį Juozas. Ne auksinės vasaros, ne mėlynos pasilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Kur tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo. Prisimenu, mamyte, aš tas pievas, kur žaliavo. Prisimenu, mamyte, aš tas pievas, kur žaliavo. Taip tyliai slenka vasara, pražydę gėlės vysta. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Kad neauksinės vasaros, ne mėlynos vasilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Tu tokia brangi, žemė mūsų gimta, tau mintis šviesi, tau širdį vieta, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos.
žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Ačiū visiems buvusiems, bendravusiems, dalyvavusiems. Ačiū ir iki kitų. Aš kaip parvežta, labai norėčiau visiems padėkoti už tai, kai jūs pagerbėt mūsų visus tėvelius, senelius, močiutes, mamytes. Ačiū labai jums. Ačiū brangiai, kad palėkit.